Mano gyvenimas apsivertė po vieno paprasto klausimo. Kurį uždavė 4 metų vaikas. Nuo tos akimirkos bėgimas tapo mano filosofiniu labirintu. Kartu su juo atsirado dar daugiau klausimų. Keletas iš jų nedavė ramybės kasdien. Kodėl maratonas yra 42,195 km? Ir kodėl jisai vadinasi maratonu? Kuo daugiau apie tai galvojau, tuo labiau klimpau į klausimų pelkę. Internete gali rasti visus atsakymus, bet negali pajausti vėjo. Todėl nusprendžiau ieškoti atsakymų ne ekrane. Ir vieną dieną atsidūriau ten, kur visa šita istorija prasidėjo. Iš tikrųjų tai labai didelis vėjas, nežinau ar girdisi ką aš šneku. Bet čia yra būtent ta vieta, kur įvyko. Niekada nebuvo tikslo kažkokio ten bėgti greitai, kažkokius pasiekti rezultatus. Tiesiog bėgau dėl savęs. Ir norėsiu nubėgti kuo tolesnį atstumą. Tada, kai pradėjau domėtis apie maratoną, distancijas, pusę maratono ir panašiai, buvo labai keista tie skaičiai ir galvojau, gal myliomis bus lyginis skaičius, bet pasirodo, kad myliomis irgi nelyginis. Tada kilo daug klausimų, iš kur ir kodėl. Visokių istorijų girdėjau, bet visos maždaug susijungia į vieną. Tai yra istorija apie bėgiką senovės Graikijoje, kuris buvo pasiuntinys ir apie, sakyčiau, tragišką jo baigtį. Mane istorija labai sudomino ir dėl to nusprendžiau padaryti šitą vlogą, jeigu taip galima pavadinti, ir papasakoti jums. 490 metų prieš Kristų Persų imperija buvo pati galingiausia pasaulyje. Atėnų kariai pastebėjo persų karinius laivus besibūriuojančius maratono įlankoje, apie 40 km nuo Atėnų. Jie iš karto suprato, atėjo didelis mūšis. Tuo metu Graikija dar nebuvo vieninga valstybė. Buvo daugybė miestų ir regionų, kurie dažnai nesutarė tarpusavyje. Tačiau iškilus persų grėsmei, atėniečiai ir nedidelė Platėjo sąjungininkų grupė susivienijo ir pradėjo ruoštis mūšiui. Mūšis buvo labai žiaurus, bet trumpas. Graikų smūgiai į persų pėstininkus sugriovė jų rikiuotę, privertė juos pasimesti ir galiausiai trauktis atgal link savo laivų. Ši pergalė sustabdė pačią pirmą persų invaziją ir tapo simboliu apie tai, kaip vieningos jėgos gali nugalėti daug didesnę imperiją. Πήγαινε εις Αθήνας. Πες τους ότι νικήσαμε. Θα τρέξω. Po pergalės Atėnų strategas Miltiadas pasiuntė bėgiką į Atėnus, jog jis praneštų apie laimėtą mūšį. Pasiuntinys bėgo per kalnus senais graikų takais, aplankydamas vietinius kaimus.
Atbėgęs, jis perdavė žinią ir mirė. Nenikekomen. Būtent šis mūšis įkvėpė legendą apie bėgantį pasiuntinį ir davė pradžią tam, ką šiandien mes vadiname maratonu. Man buvo labai keista, dėl ko tas pasiuntinys mirė. Turėjau tiek daug klausimų. Ar tai dehidratacija, ar kažkas tai jam, nežinau, ar jisai buvo sužeistas per patį mūšį ir galbūt kažkur tai kraujavo, bet tikrai žinojau, kad negali žmogus nubėgęs tokį atstumą tik tai dėl bėgimo. Tada, kada jisai bėgo prieš 2,5 tūkstančius metų, tikrai nebuvo asfaltuotų kelių ir nežinau, kokie ten keliai takeliai buvo apskritai. Tai aš nusprendžiau bėgti taip vadinamais trailsais, išmintais takais per kalnus. Kai aš galvoju apie tą bėgiką, greičiausiai problema jam galėjo būti vanduo. Todėl aš galvoju, kad jisai bėgo per kalnus, nes ten galima būtų rasti vandens. Čia tik tai tokios spėlionės. Bet aš, kadangi man labai patinka kalnai, aš nusprendžiau bėgti per kalnus. Susidariau maršrutą, užsisakiau bilietus ir skrendam į Graikiją. Jų laiku apie 8 atskridom, truputėlį po 8 ir į metro valandą laiko iki čia važiavo. Čia yra miesto centras, aš prie pat Akropolio. Žodžiu, užtruko, kol čia atvarėm, apsimėčiau daiktus, pavalgiau labai skaniai, ten grilius, kepa įvairiausias mėsas, belenkaip skaniai, salotos, graikiškos. Labai pasilgęs tokio maisto, nes Anglijoje tai ten. Tai va, gal rytoj netgi eisiu į tą pačią vietą, nes tikrai labai skaniai. Varau į dušą ir beje šiandien visą dieną lijo čia ir rytoj iki pietų lietų praneša. Tai jaučiu, kad reikės bėgti per lietų. O dabar yra po 1, beveik 1:30 nakties. Stengsiuosi kuo anksčiau atsikelt, gal kažkiek pramiegosiu lietaus. Ir susimatysim rytoj. Labanakt. Gyvenant Anglijoje, kažkaip tą COVID jau pamiršti, ten nesijaučiu jo visai niekur. Bet čia net ir lauke žmonės vaikšto su kaukėm. Patalpose, kur daug žmonių reikia visur nešioti kaukės. Ar čia jiems psichologiškai, aš nežinau, bet nejauku žiūrėti, vėl grįžti į tą COVID erą, kai visi aplinkui su kaukėm. Lauke, jauni, seni, nesvarbu, visi.
neįtikėtinai šilta. Saulės bent nežinau, kaip jie naudoja striukės. Su autobusu neapsimoka važiuoti iki maratono, užtrunka virš 2 valandų. Tai tas variantas atkrenta. Susiradau taksą, yra taksų toksai appsas, tipo kaip Uberis, kažkas tokio tipo, vadinasi Beat. Nusimsiu, atsimesiu drabužių, kurių čia pasimiau, kurių tikrai manau, kad nereiks. Ir varysiu su taksu, tada taksas truputėlį virš valandos. Lately, it's been kinda hazy. Inside out, got me falling up and down. That's your wife and that's your daughter. My wife, my children. Perukas, all hair down. Buvau susituokęs 17 metų, išsiskyrė. Žodžiu, žmogus irgi nori įsipasakot. Tai turi dukrą, 24 metai, dukra neturi plaukų, nuslinko visi plaukai, sakau, kodėl, sako, čia genetika ir panašiai. I pay too much taxes every week. Não sei que ver, não chore. Ai, 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 even when I can't see the light, I know the sun's still in the sky. Nenorėjo paleist dėdukas, jis nori įsipasakot. Jau išsiskyrė seniai, bet vis tiek gyvena kažkur ten toli. Negerai tai. Gaila man jo, bet toks gyvenimas. Vienu žodžiu, aš jau kaip ir vietai. Nežinau, žiūrėjau internetiniai svetainiai autentiško maratono pradžią, žemėlapį ir ten pati pradžia lygtais kaip ir nurodyta, kad čia. Ten mačiau ofisai yra, pastate ofisai yra darbuotojai kažkokie sėdi prie stalo, bet kaip ten į tą pastatą papult, pro kur aš net nežinau. Jeigu gerai suprantu, tas maratonas, oficialusis Atėnų autentiškas maratonas, prasideda būtent nuo šito stadiono. Tai. Ok, dabar jau galim bėgti iš tikrųjų. Wow. Puota. Nubėgau jau 5 kilometrus. Čia vien pro sodus, visokius ūkius ir panašiai. Viskas labai kvepia aplinkui. Alyvmedžiai, pilna bambukų, apelsinai.
tikrųjų tai labai didelis vėjas, nežinau, ar kažkaip girdisi, ką aš šneku. Bet čia yra būtent ta vieta, kur įvyko maratono mūšis. Pirmą kartą Graikijoje. Ir nesvarbu, kad šiandien yra gruodžio 1, bet tikrai turėjau išsimaudyti. Navigacinė rodo tiesiai. Bet čia nėra kelio. Teks kojas užšlokti. Take the next left. Left kur? Nežinau, ar pabėgsiu. Čia yra šunų tokių. Gal net ir nepabėgsiu. Tvorą, jo. The tour is being adjusted. Jau 12 kilometrų. Vis dar įlankoj. Blemba vaizdai. Belen kokį. Žiauriai gražu. Reikėtų čia vasarą sugrįžti iš tikrųjų, bet jaučiu labai daug turistų. Čia dar tokio vaizdo nebuvau matęs. Senis stovi. Čia naras kažkoks. Ir daužo į akmenį aštunkojį. Čia už manęs. What the heck is this? Visi mėgstam valgyti aštunkojus. Bet aš nesuprantu, ar jisai tikrai nusipelnė tai būt daužomas. Kodėl jisai jį daužo? Nežinau. You catch them yourself? Yes. Have a nice day. Have a nice day. Thank you. Kaip čia gali bėgti be sustojimo? Visą laiką prarasi koncentraciją. Taigi ir keliauji žmogus. Jis toliau juos galabina.
Nesu matęs dar tokio vaizdelio. Jam gyvam, kaip suprantu, Now turn right onto street. išima ten ar vidurius, ar ką jis ten išėmė, vidurius greičiausiai. Gyvam dar. Ir tada daužo į akmenis. Ar čia turbūt vienintelis būdas jūs taip užmušti, aš nesuprantu. Gerai, mes bėgam toliau. O biškai kylam į viršų. Kai matėt, buvau prekybos centre, pasimiau atsigert porą bananų. Tokiais takeliais aš tikiu, kad senovės graikai ir bėgo tokius atstumus. Bėgo ne tik iki Atėnų, bėgo iki Spartos. O dar tada jie bėgdavo, neaišku, kokią avalynę jie naudodavo. Jeigu iš vis buvo kokia. Realiai. Aišku, bėgant maratono, ypatingai Graikijoje, labai svarbu gerti skysčius. Vien dėl to galvoju, kad pagal tą graikų legendą bėgikas, kuris nubėgo maratoną, iš maratono mūšio lauko į Atėnus ir pasakė, kad jie laimėjo mūšį ir po to numirė. Jeigu tai iš tikrųjų tiesa ir viena iš jo mirties priežasčių greičiausiai ir buvo dehidratacija, tai skysčius gerti yra labai svarbu. Ir valgyti, aišku. Kol suvalgiu bananą, pradėjo lyti. Nežinau, kiek stiprus šitas lietus bus, bet užsimečiau bliuską. Jo, čia toksai ne kiek lietus, o debesis jau čia užeina, nes jau viskas čia po biškį puola į rūką. Žodžiu, viskas, pertrauka baigta, judam toliau. Visai normaliai, staliukas, galima čilint, grožėtis panoramą, jau tuoj pradės temti, man būtų labai gerai pasiekti miestą, kol sutems, nes mieste bus apšviesta vis tiek, gal ką medaus. Pusė maratono mano sąskaitoj, 21 kilometras, vis dar kylam į viršų. Ten apačiau, kur kelias, iš ten pareinu. Pamatyti Atėnus. Slėnyje.
žinai. Jau visai netoli. Paskutinis peizažas su Maratono įlanka. Čiau. Tikiuosi tikrai dar čia sugrįšiu. Sakau dviratininką. Paklausiu, kur galėčiau gauti vandens. Sako, čia. Prašau. Kiek nori. George. Are you from Athens? Athens, yeah. I'm Greek. I had no water, so you basically saved my life. Where are you coming from? Lithuania. Lithuania. You know Lithuania? Of course I do. No Žalgiris? Yes, Yeah. Žalgiris. I don't watch basketball anymore. No. When I was watching, I used to watch a lot of NBA. NBA. Yeah, What was your favorite? Bulls. Mm. Bulls, all the way. Michael Jordan. Yeah. That team. Everybody loves Bulls. Those, I mean that era. Yeah, of course. Crazy. Putį persimetėm keliais žodžiais su Džordžu. Ir spiliau vandens. Dabar ačiū Dievui turiu vandens, nes jau buvau pasibaigęs. Ir viskas, judam toliau, pradeda temt. Dar nesileidžiu. Nežinau, kada pradėsiu leistis. Bet tai verta. Nežinau, išsimat, ką nors. Didysis miestas. Nors ir temsta, bet yra šiek tiek pozityvo, nes jau pradėjau leistis. Tai dabar leisiuos gan ilgai. Po to dar ten matau, man atrodo, ten ir bus dar kalnų biškį žemesnių. Gali būt, kad reikės dar kilt. Bet kol kas leidžiamės. Žodžiu, atsitiko tas, ką jau tikėjausi. Pradėjau traukti pėdą. Ir pastoviai, kai apie 300 km pastoviai pradeda traukti pėdą, nežinau kodėl. Kiek batų bekeisčiau. Visą laiką ta pati problema. Biškį pramasažuosiu dabar. Tada gal kokią 50 kg pabėgsiu. Reikia kažką užkast, nes trūksta jau biškį energijos. Gal pasimsiu vynuogių. Pabėgiosiu čia. Visi tie kamščiai, šviesaforai, trafikas visur. Čia nepabėgsi normaliai nieko. Plius kvėpuot nelabai eina. Čia iš viso kvapas visai benzino. Jaučiu, ne vienas su katalizatorium nevažinėja.
In 80 meters, turn left onto Sophocles. In 50 meters of the intersection, take a slight right onto Panagoili. Back in the groove again. We gon' get back in the groove again. 46 kilometrai ir 260 metrų. Čia kelionė dar nesibaigė ir man reikia pasiekti tenais. Mano kelionės tikslas pasiektas. $48 ir 350 metrų. 7 valandos. Kažkaip net nesmagu, kad viskas baigėsi jau. Buvo toks noras, buvo toks tikslas. Beliko namo pareiti 10 minučių, bet jau bėgti aišku nesinorisi. Šoksiu greitai į dušą ir apsirengsiu kaip normalus žmogus, nesmirdėsiu ir tada aišku pavalgyti kažkur į miestą. Dama čia kai bėgau, pas graikus labai populiaru tie visokie barbecue, šašlykai ir panašiai, tai visur kvepia, visur kepa. Nes buvo tas toksai laikas apie 8 jau, kada visi sėda vakarieniauti, o aš dar prakaitavau. Bet vakar valgiau 12 valandą. Tai problemų Atėnuose su tuo nėra, manau. Rasit kur pavalgyti visą laiką. Štai čia. Šiandien ryte pasimiau taksi. Ir dabar aš vėl čia. Tai grįžau pėsčias. Ant takso neturėjau pinigų. Your destination is on the right. Žinau, kad reikės greitų angliavandenių parbėgus, tai vakar iškart dėl to pasirūpinau.
Norėjau šiandien eiti kažkur kitur pavalgyti, bet jau nelabai noriu čia blūdyti po tą miestą ir jau kaip ir vėloka ir nelabai tų jėgų yra čia vaikščioti ir žinau, kad čia tikrai skanu, tai kažkaip nusprendžiau ateiti atgal į tą pačią vietą. Jeigu ką, kavinė vadinasi Kalamaki bar. 12 valandų aš tik tai pavalgiau vakarienę. Naktivalda. Viskas, einu namo, įsitiesiu ir jokių žadintuvų nieko. Nors šiaip rytoj reikėtų atsikelt, noriu daug ką pamatyti, noriu į Akropolį nueiti, noriu į Panathinaikos stadioną nueiti, noriu Akropolio muziejų nueiti, Ciao, Labanas. Tippy-toe across the floor.